O, žiūrėk, 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 žiūrėk. Virš tavęs. Vėlą varytą ir mes varom į vieną iš labiausiai užpopsintų Omano vietų. Mes varom į Vadi Šabą. Vadi Šabas tai yra tokia upė, kur yra ežeriukai, kuriuose gali plaukiat, labai gražus tarpeklis, gražus kalnai. Ir už vieną Omanį su valtelę mes plaukiame dabar, persikėlėm į kitą pusę ir varom į šitą Vadi Šabą. Kas ten yra, atvirai sakant, mes labai dvejojom, ar verta prasidėti su šito Vadi Šabu, bet manau, kad verta. Tai persikėlėm į Vadi Šabą. Oficialiai haikas yra apie 2,5 valandos. Tai mes galbūt tiek toli neįsim, bet mes esam pirmieji lankytojai. Tai yra unikali patirtis, mes esam absoliučiai patys pirmieji lankytojai. Mes čia einam? Jo. This way, yeah? Yeah, okay, thank you. Thank you. Jo, vietinių paklausim, ar tikrai mes čia einam, nes čia yra džiunglės. Ir eini per džiunglės ir nesi įsitikinęs, ar čia labai teisingai eini, ar nelabai teisingai. Aišku, per skubėjimą paimam tik vieną GoPro bateriją, tai teks visą tai naudoti. Nuo perkėlos nuėjom apie 300 metrų. Ir jau tarpeklis yra, wow, tarpeklis yra, tokios sienos kyla į viršų, teka upė apačioj ir yra milžiniško dydžio tarpeklis, labai gražu. Jautiesi kaip svetimos planetos atradėjas. Mes dabar einam jau beveik atėjom. Yra čia milžiniški akmenys balti suversti žemyn. Teka upė, tarpeklis ir nei gyvos dvasios aplink. Nei gyvos dvasios, jeigu įmanoma. Čia būtinai reikia ateiti pirmam. Nes vaizdas yra epic. Milžiniški balta uolena. Apačioj matau, gal čia ir kažkaip nulipti galima žemyn, bet kol kas aš nematau kur. Švarus vanduo, švarus tekantis vanduo, nežinau, šaltas ar šiltas. Ir kažkokioj mistiniai keistuvės planetoje esam. Kaip čia nais yra gražu.
Mes vis dar Omane ir jau atėjo pirmi turistai. Bet mes vis tiek pirmi sulindom į vandenį. Ir mes buvom tie pirmieji, kurie svetimoje planetoje plaukė paslaptingoj upėj. Čia mačiau plaukė visokiausių gyvių paslaptingų, kurie keistai į mus žiūrėjo. Ir ten yra krioklys ir šita planeta vadinasi Omanas. O, kaip čia yra. Kokia graži planeta Omanas.
nuvažiavom ir sustojom pavalgyti. Sustojom pakeliui iki viešbučio, pas mus čia liko apie 100 km dar. Yra benzino kolonėlė ir yra coffee shopas, yra parduotuvėlė dar kažkokia ir važiėjom. Pasirodo, čia yra vietinių darbininkų, nežinau, valgykla, coffee shopas, dar čia kaip vadinasi, vienu žodžiu maitinimo vieta. Čia yra jemenietiška virtuvė, taip atrodo, teisingai pasakyt. Jemeno. Taip, Jemeno. Virtuvė labai pigiai kainuoja maistas atrodo gerai, dar mums nieko neatnešė, bet pagal nuotraukas ir pagal viską, pagal tai, kad valgo vietiniai, viskas atrodo super. Tai va, mūsų pasitiko vietinis čia tas šeimininkas, barmenas, aš nežinau, kas jisai yra, ar padavėjas. Ir kai atėjom pilna šitą talpą, sėdi įvairūs čia darbininkai valgo. Jisai greitai, tiesioginė prasme, perkelia juos visus ant kitų stalų, liepia jiem pasitraukti, kad mums būtų kur atsisėsti. Vaizdas yra toksai, kad sako, ne, tu va čia sės, o tu čia sės, nes atėjo turistai, kuriem reikia padaryti vietą. Tiesioginė prasme vietiniai buvo išvaikyti tam, kad galėtume atsisėsti mes. Taip va taip. Diena. Diena prasidėjo šitaip, esame žuvies turgui, esame Mutrache, Mutracho miestas, čia yra priemiestis prie Muskato ir čia yra žuvies turgus. Čia jie parduoda įvairiausią žuvį, tokią, kurį gyvenime aš nemačiau tokios žuvies, kaip jie parduoda šičia. Visokiausių iš Indijos vandenyno, čia yra tokių žuvų, kur tik, aš nežinau, atlase gali pamatyti. Ten jie nupirktą žuvį toliau gali tau išdaryti, gali ją sutvarkyti ir tu ją gali išsinešti jau paruoštą gaminimui. Visokiausios, gražiausios, prabangios žuvies čia yra. Labai nereali vieta, gražus labai siužetas, įvairiausių įdomių dalykų čia yra. Tai va, super, diena prasidėjo labai gerai ir mūsų kelionė jau į pabaigos, jau truputėlį liūdna, bet diena yra super, labai gerai viskas.
Nusibodo aiškinti, kad Omane yra 3 išeiginės. Omane yra 4 dienų darbo savaitė, nes šiandien yra penktadienis, pas juos yra išeiginė. Šeštadienis yra irgi išeiginė ir sekmadienis pas juos yra išeiginė, nes sekmadienis visam pasaulyje, nesvarbu kur tu esi, yra išeiginė. Tai pas juos yra 3 išeiginės ir 4 dienų darbo savaitė. Tai taip išeina, kad jie yra labai progresyvi šalis. Lietuvoje mes tik tai ruošiamės įvesti 4 dienų darbo savaitę, tai va, kai ją įvesim, tai mes gyvensime kaip Omane. Čia tai, kas reikalinga yra Omane, kai tu jau esi praktiškai omanietis. Ir šitą mane šiandien paklausė, ar tu iš dykumos klausė. Aš sakiau, jo, sakiau, taip. Va, tai va čia yra dykumų gėrimas ir mes geriam dykumų gėrimą. Tai va šitaip atrodo fast foodas normaliam prekybos centre pas juos. Mes atėjome į prekybos centrą ir paėmėm Shirazi fast foodą. Tai yra aviena ir vištiena, jo. Aviena ir vištiena, padėtos ant ryžių, yra jogurtas, burokėliai, citrina, agurkai. Va, Pepsis pas juos tarp kitko populiaresnis negu Coca-Cola. Čia iranietiška virtuvė. Jo. Ir kaip tau šitas patiekalas? Šičia yra indiškas burgeris. Čia yra taip. Čia yra maždaug 50 cm, bet čia yra mažas. Tenais yra 2 rūšių, mažas ir didelis. Didelį neša 2 jau, tai aš sakiau, nu gerai, aš mažą man duosiu. 80 cm. Jo, tai va. Žiūrėk į kelią. Mes važiuojam, gerai, žiūrėjau į kelią, jo. Mes važiuojam omanietiškų kelių. Tai kaip tik galime pašnekėti apie Omano kelius. Visumoje Omano keliai yra nuostabus. Vat mes, pavyzdžiui, dabar važiuojam neypatingos reikšmės kelių, 4 juostų, kuris turi net naktinį apšvietimą. Greičio ribojimas yra 120 visuose tokiuose keliuose. Kaip ir jau sakiau anksčiau, greičio matuoklių pristatyta pilna. Maždaug kas 3-4 km ir prisilaiko. Visi prisibijo tų greičio matuoklių. Daugmaž važiuoja, visi daugiau 130 niekas nevažiuoja, nors pas visus mašinos high-endinės ir mažų kibiriukų čia praktiškai nėra. Pas visus automobiliai yra wow. Tai va, kas įdomu, motociklų nematėm, motociklų praktiškai neegzistuoja čia tokio dalyko. Va. Ir keliai, kaip ir sakiau, yra nuostabus, keliai yra labai geri, išskyrus kalnų kelius, bet kalnų keliai yra atskira istorija, čia yra atskira kasta, atskira kelių. Žvyrkeliai irgi yra neblogi, viskas ok su tais žvyrkeliais, ypač jei turi tinkamą automobilį. Nu ir aišku, yra tie ekstremalūs kalnų keliai, kur vienu iš jų mes pasivažinėjom super kelią. Mielai grįžčiau dar, bet taip nebūna. Nuotykių parkas. Taip, ten buvo nuotykių parkas, jo. Tai va, Omano keliai iš tikrųjų yra super, bet naktis užta čia yra tamsi, tokia tamsi, kaip nežinau, kaip juoda kava, ta prasme, tamsuma yra, wow, irgi visiška, tai jeigu nebūtų apšvietimo, tai būtų juoda ir tamsu.
Va, tai važinėti po Omaną yra fainai. Ir kūras, aišku, kūras yra pigus, kūras yra žiauriai pigus. Čia kartais pila labai keistai. Vieną kartą man įpylė 92, paskui 95, o paskui 98. Nu, pofig, mūsų asiliukas ėda viską. Va, tai pats pigiausias kūras, aš supratau, pagal kainą yra 50 centų čia. Mūsų kainuoja, o vidutiniška kaina yra apie 60 centų. Nu, kartais biški daugiau, ten 98 jau buvo 63 centų. Tai va, žinėtis po Omaną yra vienas malonumas. Vat ir vakaras, vat ir mūsų labai gražus vakaras, ne bet kur, o Vakant Village vadinasi. Ir koks čia buvo kelias, aš vėl apsidžiaugiau, nes aš vėl džiaugiausi off-roadu ir mūsų asiliukas vaisai. Va čia va mūsų asiliukas, jisai irgi džiaugiasi, nes čia reikėjo įsijungti jau visas 4 kanopas ir net ir pirmą bėgį, kad čia užlipti. Bet tai kokie smagumynai, blem, man pradeda patikti 4 vadai. Realiai man pradeda patikti į senatvę 4 vadai. Prie gero tai neprives vienareikšmiškai, nes kelias yra va ten iš to slėnio, iš tos apačios atvingiavo kelias ir taip kilometrėlius 4 čia taip reikėjo lipti tokiom stačiom, va. Ten važiuoja kitas automobilis apačioj dar, vietinis automobilis ir ten yra kaimas. Keli namai čia yra, bokštas, nu gerai, einam pasižiūrėti, bet pats važiavimo procesas su va šito asiliuku yra kaifas. Yra kaifas, realiai kaifas, aš tiesiog kaip mažas vaikas, džiaugiuosi kaip mažas vaikas, va, žinėdamas šitais visais keliais su tokiu automobiliu. O tai yra vienas iš privalumų, kuris labai džiugina Omane, kad čia yra tinkamas automobilis, yra tinkami keliai. Tai čia vadinasi ne Vakant, o Vukant. Ir čia yra visokie trekingai, visokie kitokie dalykai, va. Čia yra parašyta, kad čia yra Vukant Village.
labą rytą. Paskutinė mūsų diena karštam Omane. Ir esam mūsų paskutiniam viešbutį. Ir dabar jau galiu pasakyti apie viešbučius Omano. Tai, ką mes žinom ir tai, ką mes patyrėm. Kad iš tikrųjų yra puikių ir palyginus sąlyginai nebrangių viešbučių. Bet bėda ta, kad jie visi yra sostiniai arba sostinės regione, tai yra Muskate. Paskutiniai du mūsų viešbučiai Omane yra puikus. Vienas buvo truputėlį toliau tenais prie Mutrache, o kitas yra pačiam Muskate. Ir abudu yra 3 ir 5 žvaigždučių, ledas, viskas čia baseinai, visas aptarnavimas, pusryčiai puikiausiai, kambariai pravangus, viskas nuostabu, tiesiog puiku. Tai viešbučių yra iš tikrųjų čia labai gerų, kur viskas yra puiku, viskas įrengta, viskas labai gerai, bet jie visi yra sostinės regione arba aplinkui. Kas šiaip yra strategiškai nepatogu, nes jeigu tu nori važiuoti į kalnus, tai nevažinėsi po 150, po 200 km ten atgal kiekvieną dieną. Tai va, tų viešbučių buvo visokių, bet bendrai atsiliepimas apie apgyvendinimą būtų teigiamas. Šiandien baisiai karšta, vėl eilinį kartą. Ir mes suradom labai įdomią paslaugą, apie kurią aš anksčiau net ir nežinojau, nors keliaujam nedaug, galbūt nebuvo poreikio. Kad pasirodo oro uoste yra tranzitinis viešbutis čionais. Mes, kadangi išskrendam praktiškai 2 valandą nakties, o mašiną grąžiname 6 valandą vakare, tai yra 8 valandas sėdėjimo oro uoste yra šakės. Yra šakės, mes gausim galą ir tuo labiau visą naktį skristi iki Stambulo ir paskui dar iki Vilniaus. Tai pasirodo, yra už normalią prieinamą kainą, yra tranzitinis viešbutis, praeini čekiną, atsidūri saugomoj zonai ir gali ten 6 valandas ar tai 8 valandas priklausomai kiek tau reikia tam viešbutį gyventi. Tipo tenais miegot gali sėdėti tenais, labai patogi paslauga, labai geras dalykas. Šito nežinojau, jo, labai patogu. Tai va, aplinkui matosi miestas. Baltas kaip sniegas. Aplamai visas Omanas labai gražiai atrodo. Jis yra kavos su pienu spalvos, iš esmės, arba kavos spalvos ir yra balti miestai. Balti miestai arba balta architektūra. Labai vizualiai gražu. Labai gražus vaizdas. Labai paveiksliukai išeina gražus. Tai va, Omanas patiko. Omanas, žinokit, realiai patiko. Visiškai netikėtai. Neturėjau čia ypatingų vilčių. Bet yra nereali šalis, nerealūs kalnai. Labai gražu. Tai va. Tai labą vakarą jau. Jau galima sakyti labą vakarą. Esam tokioj ne visai legalioj vietoj su vaizdu į sostinę Omano, į Muskatą. Ir tai yra mūsų kaip ir turėtų būti atsisveikinimo žodis šitai šaliai. Nuostabus žmonės, fantastinė gamta. Viskas čia buvo labai gerai. Pranoko visus įsivaizdavimus. Gamta pritrenkianti. Žmonės fantastiškai svetingi. Fantastiškai draugiški. Ir absoliučiai saugu. Totaliai yra saugu. Visiškai jokių net nebuvo minčių apie tai, kad būtų kas nors čia galėtų atsitikti. Vienintelis dalykas buvo karšta. Buvo karšta, žiauriai karšta, pastoviai buvo karšta, bet pradedi priprasti prie karščio 10 dieną ir jau taip atrodo, gal dar mėnesiukas kitas ir žiūrėk, jau bus viskas normaliai čia. Tai va. Bet reikia išvažiuoti. Jo, bet reikia išvažiuoti. Gaila, bet reikia iš Omano išvažiuoti, bet kalnai, kokie čia kalnai, kokia čia gamta ir kaip viskas yra gražu. Tai va. Tai visos kelionės turi pradžią ir pabaigą, aš jau tai sakiau daug kartų, ir vienos kelionės turi baigtis tam, kad prasidėtų kitos. Tai va taip. Omanas iš tikrųjų buvo gražus. Tai labą dieną, mes jau turėjom būti namie. Mes jau turėjom būti namie, bet mūsų lėktuvas iš Omano, iš Muskato vėlavo valandą, kol dar išsikrovėm. Ir pas mus buvo 2 valandų tarpas Stambulė tarp lėktuvų. Ir mes bėgom.
mes atbėgom ir mums pasakė, ne, jūsų lėktuvas išskrido. Tai vienu žodžiu, bet mes ne vieni tokie buvom, tokių buvo daug. Tai sėdim dabar kiek? 9 valandas? Nu, nedaug, o dar viena, jau 9 Nu, valandas. sėdėm, turėjom išskristi 8, vis dėlto 9. Be 10-9. Jo, turėjom išskristi be 10-9, tai dabar išskrisim 5 valandą. Aišku, Turkijos avialinijos davė kitus bilietus, išskrisim 5 valandą, va. Ir pirmą kartą gyvenime gavom maisto voucherius iš avialinijų. Nu jau sakėm, nuėjau, čia yra šalia restoranas, kur kebabas, 200 gramų kebabo kainuoja 43 eurus. 43 eurai už 200 gramų kebabo. Tai sakiau, kai aš jau dėsiu to kebabo dabar, prisivalgysiu pirmą kartą gyvenime už tokią kainą. Ne, nifiga. Pasakė, kad galit gauti salotų, galit gauti kavos, va, aš kavą dabar geriu sulčių ir burgerį. Tai yra viskas, ką jūs gausite už šitos voucherius. Siūlė dar mum nuvažiuoti su nemokamu transferiu į kažkokį tai viešbutį mieste. Tai yra transferis jūs veš valandą tenais, jūs viešbutyje pabūsite porą valandų ir paskui transferis 2 valandas per kamščius jūs veš atgal. Tai mes nusprendėm gal nesiblaškyti ir turim internetą ir sėdim oro uoste. Va, laukiam, kol bus mūsų lėktuvas. Tai va, gera kava, šiaip kava iš tikrųjų. Gera, salotos. Kaip salotos. Salotos kaip salotos, va, o koks bus mano burgeris, aš nežinau. Tai va, tai kelionėse iš tikrųjų būna visko ir nutinka visko ir neišvengiama, kai pas jūs yra transferis, mes bėgom kur? Londone, bėgom šitam Dalase bėgom Helsinkije ir visur mes laiku atbėgdavom. O vat Turkijoje mums atbėgti nepavyko. Per didelis oros. Arba mes nusilpę. Jo, bėgom, mes tikėjomės, kad dabėgsim. Ir šį kartą 4. bėgimas per mūsų kelionės mums dėja nepasisekė. Ir tarp kitko, Suomiai mūsų laukia. Suomiai laikė lėktuvą ir laukia, kol mes atbėgsim. Ir Suomiai yra kantresni negu turkai. Tai va, tai skraidykit su Finairu, ne su turkų avialinijom ir nereikės laukti.